Sveiki, esu Aurelija ir drauge su Pauliumi pristatysime apžvalginį projektą pavadinimu Organizacinės IT architektūros brandos lygio vertinimas ir formavimas Lietuvos viešojo sektorio institucijose. Projektą įgyvendina Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šio projekto tikslas – įvertinti Lietuvos institucijų pažangą IT valdysenos ir IT architektūros įgyvendinimo srityje ir pateikti rekomendacijas remiantis gerąją užsienio praktiką. Tai kas yra organizacinė IT architektūra? Kitaip dar vadinama IT architektūra. Įsivaizduokite Lego konstruktorius susideda iš pagrindinių 4 dalių. Tai apimanti organizacinės struktūros, veiklos procesų, duomenų, taikomųjų programų ir informacinių technologijų infrastruktūros tarpusavio ryšius. Lego instrukcija pabrėžiama kaip loginiais ryšiais susietų procesų, taisyklių ir metodų visuma. IT architektūra integruoja įvairius organizacijos aspektus, siekiant užtikrinti darnų ir efektyvų veikimą. Kiekviena institucija savo IT vysto tarytum atskirą Lego rinkinį. Vertinant skaitmenizacijos apimtis ir tempus Lietuvoje, vis dar yra atskirtis tarp savivaldos ir valstybinių institucijų, taip pat sistema atskirtis tarp mažų ir didelių savivaldybių. Analizuojant apklausos rezultatus nepriklausomai nuo organizacijos dydžio ir valdomų ar tvarkomų valstybės informacinių išteklių svarbos, buvo nustatyti šie didžiausi iššūkiais, su kuriais susiduria organizacija diegiant ir palaikant esant IT architektūrą. Nors egzistuoja strateginio valdymo sistema, tačiau vis dar trūksta IT srityje koordinavimo ir bendradarbiavimo tarp valstybės ir savivaldos institucijų, skiriasi IT srities kompetencijų lygis, žinoma, kad sunku pritraukti arba išlaikyti kvalifikuotus IT specialistus, kurie gali dirbti su sudėtingomis technologijos bei turi reikiamus įgūdžius palaikyti IT architektūrą. Be šių problemų lydi kaip nepakankamas finansavimas, metodinių dokumentų trūkumas ir nepakankama organizacijos branda. Pagrindinės rekomendacijos Lietuvai. Iššūkius siūloma spręsti įgyvendinant šias rekomendacijas. Vieningi valstybės lygmens organizacinės IT architektūros principai padėtų skaitmenizuojant paslaugų tiekimą, efektyviai panaudojant investicijas skaitmenizacijai. Vertėtų sukurti ir parengti standartizuotas gaires, dokumentus su aiškiais metodiniais nurodymais, kurie padėtų efektyviai valdyti IT architektūros procesus. Taip pat verta parengti IT architektūros valdymo brandos vertinimui skirtas gaires ir atlikti periodinius vertinimus. Nepakankamai organizacijos IT architektūros valdymo brandai didžiausią įtaką daro aiškios strategijos, efektyvios lyderystės, glaudaus bendradarbiavimo, inovacijų kultūros, gebėjimo valdyti pokyčius, efektyvių procesų, kompetentingumo bei personalo mokymosi trūkumas. Kiekvienoje organizacijoje šie aspektai pasireiškia skirtingai ir priklausomai nuo jo specifinių poreikių ir aplinkybių. Tačiau turėdama parengtas gaires, organizacija galėtų pati įsivertinti savo IT architektūros valdymo brandą ir nustatyti stipriąsias bei silpnąsias savo vietas. Rekomenduojama stiprinti tarp institucinį bendradarbiavimą, kuris padėtų užtikrinti sklandžius informacijos ir žinių mainus tarp skirtingų institucijų. Taip pat siūlome didinti investicijas į IT infrastruktūrą, nes tai būtina norint efektyviai įgyvendinti IT architektūros metodikas. Nemažiau svarbus aspektas yra kompetencijų ugdymas. Būtina investuoti į specialistų mokymus ir kvalifikacijos kėlimą, kad būtų užtikrintas aukštos kokybės IT valdymas.
Galiausiai Lietuvai rekomenduojama adaptuoti tarptautinius IT architektūros standartus, tokius kaip TOGAF ar EIF, kad mūsų šalies viešasis sektorius būtų konkurencingas tarptautiniu mastu. Šioje skaidrėje pateikiama kelionė link mūsų projekto rezultatų. Pirmiausia, vykdėme apklausą, apžvelgėme apklausos išvadas, tuomet lyginome įvairias metodikas, vertinome jų taikymą užsienio šalyse. Toliau žvelgėme į IT architektūros sudedamąsias dalis, sampratą ir naudą. Galiausiai pateikėme rekomendacijas Lietuvai remiantis šią analizę. Ačiū už dėmesį. Jei turėsite daugiau klausimų, kreipkitės nurodytais kontaktais. Daugiau informacijos apie mūsų projektą bei kitus projektus rasite Kurk Lietuvai puslapį.